Prieš 27 metus trapi Lietuvos valstybė atsispyrė Sovietų Sąjungos agresijai. Tuo metu kūrėsi ne tik tai pirmosios valstybinės institucijos, tačiau būrėsi ir pirmieji krašto apsaugos savanoriai. Prieš 27 metus sovietų kariai užėmė krašto apsaugos departamentą Vilniuje. Tuo metu pastatą saugojo negausios krašto apsaugos savanorių pajėgos. 14 kareivių buvo iškelta tuo metu pakankamai sudėtinga užduotis. Be ginklų apsiginti nuo kalašnikovais ginkluotų Rusijos kareivių. Jiems pavyko. Karinių paslapčių susitikimas su liudininkais įvykio vietoje. Kai kalbame apie 1991 metų sausio įvykius, su pasididžiavimu galime pasakyti, kad tai yra mūsų kartos istorija. Tuo metu aš ir mano kolegos buvome pakankamai jauni, kas pabaigęs tik mokyklą, kas jau bestudijuojantis. Čia Vilniuje Viršuliškėse šis pastatas, kuris jau 27 metus siejamas su Lietuvos kariuomenė, o prieš tai buvo sovietinis DOSAF pastatas, yra viena pirmųjų krašto apsaugos departamento būstinių. Taip nutiko, kad 91 sausį tai buvo ir vienas pirmųjų pastatų, kuriuos užgrobė sovietinė kariuomenė. Šiandien mes kalbėsime su dviem žmonėm. Vienas iš jų tebetarnauja Lietuvos kariuomenėje, krašto apsaugos savanorių pajėgose, kitas yra kariuomenės kūrėjas. Apie tai, kas įvyko 91 metų sausio 11 dienos rytą šiame pastate. Kaip čia atsirado sovietiniai kariškiai ir kokį vaidmenį, o galbūt pasakysime tiesiai šviesiai, kokią kovinę operaciją atliko mūsų pirmieji kariai savanoriai. Vienas kariuomenės kūrėjų savanorių Arnoldas Kulikauskas 91 metų pradžioje jau turėjo kelių mėnesių tarnybos kūriamose krašto apsaugos struktūrose patirtį. Sausio pradžioje ponas Arnoldas gavo įsakymą sukviesti savo vadovaujamus vyrus ir užtikrinti krašto apsaugos departamento pastato Viršuliškėse apsaugą. Sausio 9 ryte išsikvietė mūsų vadai mane, tai yra Audrius Butkevičius, brigados generolas dabartinis Česlovas Jezerskas, reiškia, ir nepamenu, ar buvo Paužuolis ir Gečas, ar trysia buvo, ir pasakė: Arnoldai, mes tau skiriam, reiškia, užduotį, visgi tu su nedidelė grupė žmonių vyksti saugoti ir vadovausi apsaugai krašto apsaugos departamento. Na ir aišku, aš iš karto pasakė ir žinodami, bet žino, reiškia, kad numatomas ir užpuolimas šito pastato. Nes gana rizikingas yra pastatas, kaip žinom, kad iš DOSAFo perimtas yra turtas. Ir čia buvo taikinys, reiškia, kai sako, numeris 1. Ir manęs net paklausė, ar aš sutinku, reiškia, eiti, ir be abejo aš sutikau tuo metu tikrai ir kaip ir džiaugiausi, kad man tokios, reiškia, suteikta tokia galimybė. Pasiėmiau, reiškia, kelis savo vyrus, kurie jau čia budėjo, atvykau, nes jų beliko iš viso keli tik tai. Ir mums labai trūko, reiškia, apsaugos. Ir sausio 9 dieną aš supratau, kad reikia toliau pastiprinti visą šito pastato apsaugą. Ir dėl to, kai pats buvai įsiregistravęs iš anksto, tai iš karto gavai, vienas pirmųjų, matyt, gavai skambutį ir buvai iškviestas mano atvykti čia ir pradėti budėjimus čia. Tai gal tada papasakok pats, kaip tu tą išgirdai, nes kad prisiminti tą istoriją visą, kaip tu čia atsidūrei. Kadangi aš buvau pabėgęs iš sovietų kariuomenės, tai nuvykęs į aukščiausią tarybą, irgi užsiregistravau į kūriamą krašto apsaugą. Ir sako, kai tik tais bus departamentas, nuvažiuoji ten, nuneši dokumentus ir galėsi tarnauti Lietuvos kariuomeniai. Ir taip sausio 10 dieną mano pirmasis vadas paskambino, sako, atvažiuok į savo pirmą budėjimą. Tai aš nieko nelaukęs, atvažiavau, prisistačiau, aprodė pastato dalį ir paskyrė į postą. Pirmas mano postas buvo čia, o jau sausio 11 ryte, nepamenu kelintą valandą, pro Mados kampą jau pamačiau važiuojančius šarvuočius. Ir iš karto surikau šarvuočiai,
Girdžiu, pirmam aukšte komanda buvo atkartojama, šarvuočiai, bruzdesys, irgi nusileidus apačion, tokie kaip ir betvarkė, vieni puola ten, kiti ten, už Molotovo kokteilių. Bet aš noriu tau dar priminti vieną dalyką. Iki tol, kokios buvo vykdomos provokacijos, ar tu pameni? Ir sausio 9, ir sausio 10 dieną prieš užpuolant pastatą naktį atvažiuodavo kariniai viliukai, reiškia, uazikai šitie, sumontuotais specialiais prožektoriais ant šitų ir jie provokuodavo. Naktį atvažiuodavo vidurnaktį jo. Ir jie šviesdavo čia į langus, tiesiog važiuodavo gatvę ir tiesiog apšviesdavo. Toliau provokuodavo, atvažiuodavo per kiemą čia iš vidaus irgi bandydavo šviesti. Bet čia jie neužsilaikydavo kiemą, iš karto išlėkdavo iš to kiemo. Bet pats faktas, kad jie tada tuo metu ne šiaip savo važinėjosi ir čia išdykavo. Pasirodo, tai buvo pasirengimas pulti ir jie žiūrėjo, kokia visgi bus mūsų reakcija, kokia bus gynyba, kaip mes į tai reaguosim. Ir tai buvo suplanuota jų. Ir kaip tas puolimas jau buvo, jie pasižiūrėjo, kokios pajėgos, kokia reakcija, jie iš to matyt perdavė informaciją ir organizavo tą bendrąjį jau puolimą. Krašto apsaugos departamentas Vilniaus mieste buvo išdėstę žvalgus, kurie nuolat pranešdavo apie sovietinės kariuomenės judėjimą už šiaurės miestelio ribų. Ponas Arnoldas pasakojo, jog KGB slopino telefono ryšį, todėl dažnai ragelyje buvo girdėti tik šnipštimas ir ūžimas. Žvalgai įspėjo ir apie tankų judėjimą nuo Ukmergės gatvės, tačiau ryšys buvo toks blogas, jog gynėjai pamanė, kad kalbama apie iš Ukmergės atvažiuojančius priešo tankus. Sovietai gerai suplanavo priartėjimą. Šiuose kadruose užfiksuota, jog šarvuotoji kolona artėja pro Saltoniškių kapines. Sovietai buvo pastebėti tik pasirodę sankryžoje prie prekybos centro. Prie krašto apsaugos departamento pastato sovietai privažiavo siaurų keliuku iš pastato užnugario. Kelią užstojo daugiaaukštė telefonų stotis, todėl gynėjai tankus ir šarvuočius realiai pamatė tik jau savo kieme. Pamatęs šarvuočius, kaip minėjau, sušukau šarvuočiai ir bėgau pas kolegas atremti puolimą. Galima nueiti pasižiūrėti. Taip, ir buvo tas pirmas tavo surėkimas, kad tankai važiuoja, tankai, ir tas visas vibracija to viso pastato pradėjo jaustis, kad kažkas tai aplinkui čia darosi, ūžesys visgi buvo kažkoks. Ir tada ir aš pripuoliau prie lango, jau po tavo įspėjimo, po tavo šūksnio, tada mes jau buvom apačioj išsirikiavę, iki tol aš atbėgau, suspėjau atbėgti iki čia, paužuoliui pasakiau papulkininkui mūsų, kad reiškia vyksta jo puolimas, jisai labai ramiai pasakė, vyrai, jūs žinot, ką daryti. Šitos sienos nebuvo, tie langai vitriniai, jie buvo ištisai iki pat čia, bet ta dalis durų buvo. Čia buvo toksai kaip ir betoninis toksai staliukas ar atrama per ištisai. Ir čia mes jau buvom pasiruošę prie lango, jeigu pameni, dėžė buvo Molotovo kokteilių. Dabar aš galvoju, ar mes teisingai pasielgiam, bet ar čia turbūt bus pirmoji mūsų televizija ir žiniasklaida, kuri sužinojo, kad mes oficialiai, kad mes panaudojom, reiškia, pasipriešinom ir panaudojom sprogstamosius užtaisus. Iš principo daugiau Molotovo kokteilių per visus įvykius niekas ir nenaudojo. Tai čia dabar jūsų televizija, sakykime, sužinojo pati turbūt pirmoji oficialiai, kad čia buvo iš tikrųjų mūsų šitų vyrų dėka, mano vyrų dėka, reiškia, buvo pats pirmas pasipriešinimas ir panaudojimas Molotovo kokteilių. Ką vėliau, jeigu žinot, Ukrainai labai sėkmingai naudojo ir mūsų broliai ukrainiečiai. Tai pratęsiant, čia buvo tas tokia betoninė, reiškia, stalas toksai, čia viduje galima buvo pasidėti, čia mes turėjom pasidėję savo dokumentus, savo krašto apsaugos departamento laikėm, buvo ir anketų, ir dėžė buvo, didžiulė dėžė buvo Molotovo kokteilių
Kiek butelių buvo? Nu, sakykime, gal kokių, kad neapsirikti, 14. Pasakysiu, tai buvo 14 butelių. Tiksliai nepasakysiu, bet buvo 14, nes buvo sustatyti ten 6 ir čia dėžiai dar buvo. Nu, 14 butelių tikrai buvo. Tai daugiau negu 10 butelių, man atrodo, buvo. Gavę informaciją, reiškia, kad atvažiuoja, reiškia, tie šarvuočiai, būtent iš Audrio. Aš, aišku, nubėgau, kaip ir pasakiau, informavau ir iš karto pamačiau, kad per langą, kad tie šarvuočiai per aną langą, jeigu nueisim, einam, parodysiu čia. Audrius matė ir pranešė apie tankus ir šarvuočių puolimą iš šitos pusės, o aš pamačiau iš čia, kaip atvažiuoja tankai ir va, čia jau kažkas tai vyksta. Tai reiškia, apie konkrečiai dar panaudojimą Molotovo kokteilių aš paminėjau klaidą. Tai metant, reiškia, tuos Molotovo kokteilius, situacija buvo tokia, kad kažkieno mestas Molotovo kokteilis, reiškia, išdaužė va šitą stiklą, bet jisai neužsidegė. Va šitas buvo stiklas išdaužtas. Tada, reiškia, aišku, prieš tai tas pulkininkas ir papulkininkis, jie dviesi čia buvo, atvažiavę šarvuotis, pati pradžia buvo tokia, bent jau mano, kiek atsimenu, įvažiuoja į čia, į šitą kiemą šarvuotis. Šarvuotis buvo apsėstas pilnas, reiškia, kareivių. Ir jie iš karto, ne laipteliais čia kažkur, tai jie šoko iš karto per šitą bortą, tiesiog ir išsirikiavo, va čia taip su automatais stovėdami tiesiai prieš mus, atstatė automatus, va čia visą virtinį jų išsirikiavo. Ir tas pulkininkas ir papulkininkis dviese, jie atėjo čia, durys buvo pasiruošę, mes buvom visi, jos buvo užrakintos, ir jie reikalavo įleisti mus. Aišku, mes neįleidom, tada jie pradėjo su automatu pradėjo daužyti, reiškia, stiklą. Atrodo, šitą ar šitą, aš nepamenu, kažkurį tai. Na ir tada aš daviau komandą savo vyram ugnis ir mes paleidom šitus Molotovo kokteilius. Kaip sakiau, vienas butelis, reiškia, nes tik išmušė stiklą, tai kitas butelis jau buvo sviestas ir pataikyta į vidų ir netgi užsidegė šito papulkininkio šinelis. Tai vienas kitam numovė tą šinelį degantį. Ir tai, aišku, reikėjo tą visą vaizdą matyti, tada jie surėkė jiem ugnis, reiškia, aguonį, ir tada jau pradėjo šaudyti jų visi kareiviai, pradėjo mėtyti, aš kiek suprantu, kad tai buvo garsinės granatos, nes jeigu būtų tikra čia įmestų, čia neaišku, kas čia būtų, bet tinkas byrėjo tuo metu. Sovietų kariuomenė puolimo metu naudojo kovinę amuniciją. Šiame kadre matyti lango rėmuose kulkų padarytos skylės. Be to, galimam pasipriešinimui palaužti, sovietai atsivežė ir greitašaudį su ketverinta oro gynybos pabūkla ZSU 23-4 Šilka. Jo 23 mm šaudmenys galėjo suvarpyti pastato sienas, nepadarydami pačiam pastatui didelės struktūrinės žalos. Ir aišku, aš daviau komandą tada trauktis. Ir prieš tai buvo numatyta, kas per kokį langą traukėmės, kas per kokią pusę, buvo planas numatytas iš anksto, kur mes trauksimės, nes mes jau kaip ir žinojom ir buvom gavę informaciją iš departamento, kad puolimas bus ir tai gynybai mes kaip ir ruošiamės. Ir pamenu, kaip aš šiandienai ir generolo Česlovo Jezersko ir Audrio žodžius Butkevičius, kai jis pasakė, man lavonų vyrai nereikia. Vyrai, man svarbiausia, kad jūs parodytumėt, reiškia, pasipriešinimą, tai yra neatidarytumėt durų, neįleistumėt, o kad jos būtų užrakintos, pasipriešinti ir visiems gyviems, sveikiems atvykti, reiškia, ir toliau vykdyti užduotis. Jeigu visgi būtų įvykę puolimas ir čia, ir mes būtumėm praradę, reiškia, aukščiausiąją tarybą savo širdį ir kitus visus objektus, be abejo buvo numatyti ir kitokie karai, tai yra partizaniniai, tai yra miesto karai, šulinių karai, kanalizacijų ir panašiai. Tai gal tada tęsim, parodysim atsitraukimo kelią, pro kurį langą šokot. Aš čia, kur buvau įsirikėvęs su savo mes keturiese buvom vyrai, nes kiti buvo postuose. Tai tada bėgom čia buvo paruoštas langas va šitas va. Jisai
atsidarėm šitą langą, iššokom nuo čia, šokom tiesiog per langą, čia geriau matyti. Čia yra gana pakankamas aukštis, yra nemažas. Bet visi sėkmingai nuo čia sušokom ir pasileidom bėgte link stotelės. Prieš šokant, paskutinis šokau, aš jaučiau ar tai grybštelėjimą, ar tai stumimą ir man šiek tiek sudėtingiau nusileidavo apačioj, bet nuo to, sakykime, aišku, buvo, kaip neslėpsiu, šokas buvo, bet mes pasileidom bėgte nuo šito kalno, peršokom, čia buvo tokia tvorelė, nematau dabar jinai yra ar nėra, per vidurį. Va, ir nubėgom jau iš stotelės troleibuso, jau buvo pajudėjęs troleibusas, bet vairuotojas pamatė, kad reiškia bėgam. Aš vienintelis buvau su uniforma, su šita, su ta pačia, tai yra originali uniforma. Va, o kiti vyrai buvo su civiliais apsirengę ir aš turėjau pasikabinės dujokaukę. Tai su ta, sakykime, dujokaukę aš iššokau, pasileidau su vyrais ir girdžiu, pasižiūriu į dešinę, ten tankai stovi, į kairę. Irgi matau, tankai stovi ir nuo jų pasileidžia virtinės kareivių, sakykime, ar po 5 ar po 6. Ir žiūriu, o nuo tos pusės, nuo pastato, nuo lentos, jau irgi atbėga kareiviai. Tai jau tą pusę jie buvo, matyti, irgi jau pasiekę. Ir girdžiu rėkia. Вооруженный бежит, reiškia, tai tipo aš, reiškia. O koks aš вооруженный, jeigu aš turėjau tik tai tą dujokaukę. Ir, aišku, mes pasileidom, peršokom, kaip ir minėjau, gatvę. Troleibuso vairuotojas pamatęs, kad bėga, reiškia, vyrai mūsų ir bėga iš čia, kad įvyko kaip nekaip užpuolimas. Jisai sustojo, jau nuvažiavęs į stotelės, atidarė priekinės duris. Mes su vyrais įpuolėme į troleibusą, aš liepiau visiems gultis ant grindų, kad nematytų. Troleibusų vairuotojas uždarė duris, nežinau jo nei pavardės, nei vardo šiandienai, bet tam tikrai mes turėtume būti dėkingi. Ir jis pradėjo važiuoti ir aš tik tai girdėjau garsus aplinkui. Где они, lakstė tie kareiviai aplinkui, mūsų ieškojo, nežinau kas būtų, jeigu būtų mumis pagavę. Na ir aišku, pavažiavom mes iki čia ant kalniuko. Po kairę aš pamačiau, kad mes kažkokią tai mokyklą, aš paprašiau troleibuso vairuotojo sustoti ir mes iššokom ir nubėgom, pasirodo, tai buvo 45 vidurinė tuometinė. Ir mes visi nubėgom iš karto pas direktorių šitos mokyklos, nes man reikėjo padaryti skubų pranešimą aukščiausiai tarybai, kad pastatas yra užimtas. Būtent pirmas puolimas ir buvo šito pastato. Užbėgus pas direktorių, nežinau, šiandien nepasakysiu nei vardo, nei pavardės, bet dėkingas ir jam labai, nes jisai suteikė mums galimybę paskambinti į aukščiausią tarybą. Šis žmogus padėjęs savanoriams buvo Vilniaus 45-osios vidurinės mokyklos direktorius Dalius Žižys, dabar vadovaujantis Lietuvos centriniam valstybės archyvui. Komanda iš generalinio mūsų direktorius Audriaus Butkevičiaus. Mes turėjom skubiai atvykti į aukščiausią tarybą ir pastiprinti ten jau esančias gretas. Ką mes ir padarėm, tik tai, kad reikėjo dar iki jos dasikrausyti iki tos aukščiausios tarybos. Tai šito direktoriaus dėka jis iškvietė, aš kiek supratau, ar tai ūkio skyriaus, ar savo žmogų kažkokį tai, kuris su tuometiniu Viliuku liepė vairuotojas vėlgi mums gult ant grindų ir jis pro tos, reiškia, kareivių apsupti tą visą, nes jie jau pradėjo čia vaikščioti ir kontroliuoti, mūsų nuvežė į aukščiausiąją tarybą. Atvykę į aukščiausiąją tarybą savanoriai sužinojo, kad ta pati sovietų kovinė grupė užėmė ir netoliese esančius spaudos rūmus. Šis incidentas buvo išsamei fiksuotas Norvegijos televizijos žurnalistų. Jie nufilmavo, kaip iš užgrobto pastato išvedamas kraujais apsipylęs sužeistas savanoris Lukšys. Sovietų kariuomenės pulkininkas, kuris taip pat nufilmuotas, peršovė spaudos rūmų gynėją, kai jis nukreipė į puolančiuosius vandens čiurkšlę. А за что я стрелял? За что? Да, за что я стрелял? Не за что, не за что. А что, военное положение? Я если А бы... что, военное положение? Слушай, Закрыли дорогу. А если прицельно получил? Закрыли дорогу. O kas nutiko krašto apsaugos departamento antrajame aukšte budėjusiam Audriui Vareikiui? Tai mes, dengdami jūsų atsitraukimą, matėm, desantininkai jie pradėjo pulti iš kitos pusės, nes Rūsys užbarikaduotas visas buvo, lygiai taip pat pro čia pradėjo verštis.
O mes stovėjom su kolega čia, lygiai taip pat su Molotovo kokteiliais, matėm, kad paskutiniai prašoko, bet desantininkai jau buvo per daug arti, kad mes bėgtume paskui juos, tai būtume iškart pagauti. Tai mes tada grįžom į kitą pusę, antro aukšto ir kadangi pastatas labai didelis ir painus, tai mes bėgom į kitą pusę, tikėdamėsi išvengti pagavimo. Painiais laiptinių takeliais apeisim pabėgimo kelią, parodysim, kaip mums pavyko pasprukti. Kadangi žinojame, kad čia jau desantininkai apačioje, tai mes čia jau nebandėme. Čia lygiai taip pat matėme, kaip mūsų kolegos jau sėkmingai perbėgo kelią ir sušoko į troleibusą. Tuo metu mes dar nežinojome, kad tą pastatą ne tik tai Krašto apsaugos departamentas naudojo, bet naudojo ir tuometinė milicija. Nes mums nusileidus tais laiptais ir pasukus į dešinę, tikintis pabėgti, šio pastato gale budėjo ar ten dirbo milicininkai ir mes norėdami pabėgti pro juos, norėjom link jų eiti, bet jie su automatais sako, vyrai, pro čia nepraeisit, dar girdžiu jau mes apsisukom atgal, pavimui pasakė, končilas vaša nezavisimas. Tai mes nieko nelaukę apsisukę, vėl bėgom į laiptinę, jau į viršų nebelipom, čia stogelis matėsi, išlupom langą. Aš jau Molotovo kokteilį čia kampe palikau, nebesinešiau su juo, užšokom ant stogelio ir šokom pro čia ir čia mačiau vienas Zilas 131, greičiausiai Dosafo buvo ir už kampą mačiau čia šarvuotis stovėjo, bet kareivių nebuvo, tai vienas darbuotojas ar tos vadinamos draugijos šoko į Zilą. Ir mes su kolega, kaip vakar sužinojau, Rytis jo vardas, tai kartu į mašiną irgi sušokom ir vairuotojų važiuojam iš čia. Audriau, čia žiūriu tavo valdose ir šita yra lenta. Va, ir iškalta sausio 11-osios, kad šį pastatą, kuriame buvo įsikūręs Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamentas, buvo agresorių jėga užgrobtas. Berods 20-osios metinėms paminėti. 20, taip, metinių proga. Tai mes galim pasakyti, Audriau, tiek, kad mums pasisekė, nes mums pavyko pasitraukti, bet aišku, buvo ir mūsų, sakykime, pulkininkas Jonas Algimantas Paužuolis. Jisai nepasitraukė, jeigu kažkam tai dar iš karininkų pavyko pabėgti, reiškia, o tai jį tiesiog buvo prirėmę, reiškia, vietoj ten prie štabo ir aš kiek vėliau sužinojau, dėl ko aš jaučiu gilią jam pagarbą, dėl to, kad jisai visgi sunkią minutę mums pasakė, kad vyrai, jūs kiekvienas žinot, ką daryti, mes savo darbą kaip ir atlikom, pasitraukėm su visais vyrais ir toliau tęsėm, o jisai čia buvo, reiškia, užkluptas. Ir jis matyti prisėmė visą, sakykime, tą smūgį ant savęs ir aš kiek žinau, garbaus amžiaus nusipelnęs žmogus, reiškia, Jonas Paužuolis, tuo metu papulkininkis buvo, jisai buvo čia ir paguldytas ant žemės, ir, reiškia, apspardytas, apstumdytas ir apkumčiotas. Ačiū Dievui, kad to mes su tavim, Audriau, išvengiam. Ir toliau tęsiam. Taip, aš esu irgi labai patenkintas, kad pavyko pasitraukti iš šio pastato, nes, kaip pirmais minėjau, buvo pirma tarnybos diena, nešiausi dokumentus su savim, kad oficialiai įsiforminti, bet, kaip minėjau, buvau pabėgęs iš sovietų kariuomenės, tai jeigu tuo metu būčiau, tai prie savęs turėjau ir pasą, ir karinį liudijimą Sovietų Sąjungos, tai jeigu būčiau pagautas, tai, sakysim, Sovietų Sąjungos rytinę dalį Kamčiatką žinočiau kaip savo 5 pirštus. Tai. Ja, aš manau, kad taip.
Na ir pasakysiu taip, man smagu matyti tave kaip bendražygį ir dar smagiau, kad po šiai dienai tu atiduodi savo tarnybą, savo visas jėgas šitam pačiam pastatui ir čia tebedirbi. Taip kad būk pasveikintas. Ačiū. Ja. Sėkmės. Dėkui. Po trumpos pertraukos matysite, oro policijos misijoje Amerikos aviatorius pakeitė danai. Entuziastai ruošiasi atskleisti tarpukario aviacijos katastrofos Rėkyvos ežere paslaptį.